tiesiog ateitis rodo, kad reikės to, bet buvo žmonių, kurie tiesiog, buvo moteris, kuri netgi va, taip drebėjo, kaip jai nepatiko. Aš netgi jau pasakiau tiems darbuotojams, sakau, jeigu aš būčiau jūsų asistentė, aš tą pačią dieną parašyčiau prašymą išėjimui. O čia jautėsi toks pasipriešinimas dėl to, kad įmeta 300 puslapių brėžinių. Daryk, padaryk, nepadaro, jis kvailas yra. Ir jis man sušovė visas tas idėjas, tokias, apie kurias aš buvau prieš tai net nepagalvojus, tai tikrai tas būna toks momentas, nu vau, ar ne? Bet tiek darbo, o čia tik paimi ir labą dieną. Tai iš tikrųjų vat, buvo tas man toksai, kad net nedrąsu, net supranti, pasiimti. Yra žmonės, kuriems atrodo, kad bendravimas su dirbtiniu intelektu, kad tu jam kažko paprašai ir jisai tau atgal tobulą atsakymą duos ir kurie tu galėsi pasinaudoti. Taip nėra. Tai, ką aš žinau ir labai tikiuosi, kad šviesime link to, kad mes turime naudoti šiais įrankiais protingai, saugiai, o ne bet kaip, nes mane tai žaidžia. Man patinka tokie žmonės. Labai patinka, jeigu gali, jeigu nereikia, tai ir nereikia naudoti dirbtinio intelekto įrankių. Bet jeigu yra galimybė kažkur pasilengvinti savo darbą ir padaryti greičiau, tai kodėlgi ne? Svarbu tai naudoti atsakingai.